Sveiki atvykę į dar vieną paskaitą mano YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie meditaciją, meditacijos naudą, taip pat kaip pradėti medituoti pradedantiesiems. Todėl, kad daugelis žmonių galvoja, kad medituoti tai reiškia vien klausyti vedlio. Tačiau yra daugybė skirtingų technikų, kurios padeda mums pasiekti žemesnės smegenų bangas, lėtesnės, taip pat tą ramybės būseną ir aukštesnio sąmoningumo būseną be vedlio pagalbos. Na ir šiandien pasimokysime, kaip tai padaryti. Pradėkime nuo to, kodėl meditacija yra mums tokia naudinga. Meditacija padeda mažinti stresą, įtampą, taip pat išvengti perdegimo, todėl kad meditacijos pagalba mes aktyvuojame parasimpatetinę nervų sistemą, kas yra atsakinga už atsistatymą, atsipalaidavimą ir žinoma, tuomet ir kūrybinė energija suaktyvėja, mes turime daugiau idėjų, galime realizuoti save ir tai padeda gerinti gyvenimo kokybę ir žinoma, tapti sąmoningesniu žmogumi. Meditacijos nauda tiek atsipalaidavimui, tiek miegui, tiek kovai su nerimu yra įrodyta moksliniais tyrimais ir jų yra tikrai daugybė. Daleiskim, Harvardo medicinos mokyklos tyrime 2011 metais buvo įrodyta, jog meditacijos pagalba mes mažiname kortizolio lygį mūsų organizme. Tai yra streso hormonas. Ir žinoma, tai padeda kovoti su nerimu ir įtampa. Na, o Džono Hopkinso universitetas įrodė, jog meditacija mažina depresiją ir žinoma nerimą dėl kortizolio ir yra tokia pati veiksminga kaip ir medicina. Tai yra antidepresantai ir kiti medikamentai, kurie padeda kovoti su psichologinėmis problemomis. Taigi meditacijos metu vyksta labai daug fiziologinių procesų mūsų organizme. Mes esame išties pripratę gyventi fight or flight režime, tai yra nuolatinės įtampos aukštose beta bangose ir anksčiau mūsų protėviai gyveno taip todėl, kad išties buvo labai daug pavojų gamtoje ir reikėjo apsisaugoti nuo to. Tai yra mūsų išgyvenimo mechanizmas organizme instaliuotas, kurio metu susidūrus su pavojumi organizmas išskiria adrenaliną, kortizolį ir aktyvuoja simpatetinę nervų sistemą. Kovoti, bėgti arba slėptis. Taip pat turime ir freeze, bet čia jau gilesnė tema, tai yra sustingti. Na ir mūsų organizmas neatskiria, ar problema yra reali, ar ji yra tik mintyse. Ir šiais laikais dėl išties įtempto gyvenimo būdo, labai greito, mes nuolat visur skubame, nuolat esame įsitempę, prisigalvojame įvairiausių problemų savo mintyse, kas skatina mus nuolat gyventi fight or flight būsenoje. Taip pat socialiniai tinklai ir visi ekranai lygiai taip pat veikia mūsų organizmą, tai yra stimuliacija nuolatinė, na ir nekalbu apie visas kavas ir viską, taigi mes nuolat esame on the go, įsitempę. Na ir galime atsipalaiduoti, kaip miegame, taigi puikiai suprantate, jog be miego neišgyvensite ilgai. Jeigu neklystu, nemiegant 3 dienas jau prasideda haliucinacijos. Taigi tai rodo, kaip mūsų organizmui reikia to poilsio. Na ir meditacija padeda mums atsipalaiduoti dienos metu. Kiekvieną dieną susidėlioti savo mintis į stalčiukus, aktyvuoti atsipalaidavimo nervų sistemą parasimpatetinę ir žinoma tuomet, kai organizmas yra balanse, o nelakstantis visur, tuomet mes galime priimti ir geresnius sprendimus ir sąmoningiau matyti pasaulį ir iš Akasha Records, tai yra iš aukštesnėjo mentalinio lygmens, mums nusileidžia daugiau idėjų, galimybių realizuoti save. Taigi bet kokiam žmogui
kuris nori išties gyventi gyvenimą, kuris yra pripildytas kūrybos, ramybės, sąmoningumo, o ne nuolatinės įtampos ir nervų dėl nesąmonių, meditacija bent 10 minučių per dieną yra nuostabus dalykas. Dabar pakalbėkime apie meditacijos rūšis. Ką reiškia skirtingos technikos ir išvis, kas ta meditacija? Tai medituoti jūs galite net ir pasivaikščiojimo metu, maudantis duše, taip pat sąmoningo valgymo metu, kai jūs sutelkėte dėmesį į šią akimirką. Tai aš tai vadinu šios akimirkos meditacija, kai mes galime tiesiog įsijausti į tai, kas vyksta, arba bet kokiame kūrybinėme procese, taip pat tapant, šokant. Bet esmė yra, kad aš negyvenu galvoje, aš esu čia ir dabar, įsijautęs į tai, ką darau ir bandau pajusti. Tai jeigu tai yra valgymas, maistas, skonį, jeigu tai yra pasivaikščiojimas, saulę, orą, gamtą, jeigu tai yra maudymasis duše, vandenį ant savo kūno, tai yra sutelkimas dėmesio į kūno pojūčius. Ir tai taip pat yra meditacijos rūšis. Tuomet mes turime, daleiskim, joga nidra, tai yra meditacija, kuri veikia pasąmonės programavimą, taip pat miego kokybei labai gerai. Jogai netgi sako, jog gera jogos nidros sesija valandą laiko atstoja 4 valandas miego. Ir yra jogų, kurie miega labai mažai, po kelias valandas į dieną ir jie kompensuoja tai joga nidra. Tuomet turime mental rehearsals, tai yra tai, kur aš daug specializuojuosi, kaip žinote, tokie labiau, ką jums čia pasakyti, žmogų, kuris populiarus yra šioje srityje. Dispenza Joe, tai kur mes įsivaizduojame kitokius scenarijus ir tuomet paliečiame pasąmonę ir keičiame pasąmonės kodą. Tai ryto vakaro meditacija, kas atliekate mano kanale. Tuomet mes turime ėjimo meditaciją, kai sutelkėme dėmesį į ėjimą. Ir aš pasiėmiau šią techniką iš budistų vienuolių ir dadėjau afirmacijas. Taigi tai yra dar viena technika. Tuomet šokio meditacija yra, kai skirtingoms čakroms klausome skirtingas muzikas ir šokame, judame. Tai čia daugiau žemesniems centrams, todėl kad kuo aukščiau, tuo mažiau garso, kaip žinote. Taip pat turime muzikos meditaciją sėdint, kai darome tą patį, tačiau atsisėdus. Tuomet turime transcendentinės meditacijas, kai sutelkėme dėmesį į kvėpavimą pirmą, tuomet jau priklauso nuo žmogaus, kartais į objektą savo mintyse, kartais į mantrą ir pereiname iš fokusuoto dėmesio į kažką į tokią būseną, kai esu niekas ir niekame. Tai šita meditacijos rūšis jau daugiau yra siekianti samatį. Tai yra nušvitimo būsenos. Na ir žinoma, turime visas guided meditations, meditacijas su vedliu, kai aš atsisėdu ir klausau įrašo. Arba su muzika, arba be muzikos, kaip patogiau. Taigi, kaip matote, yra daugybė skirtingų rūšių ir jos tarnauja skirtingam tikslui, tačiau visos yra geros. Ir jeigu pasimsite vieną rūšį, galbūt po kurio laiko pereisite į kitą, čia jau yra jūsų pasirinkimas. Na ir dabar pakalbėkime apie tai, kaip pradėti medituoti. Ar galiu medituoti sėdint ant kėdės? Žinoma, tai yra puiku, tiesiog išlaikykite savo nugarytę stabilę ir tiesę. Galite medituoti patogioje pozicijoje, kaip aš dabar sėdžiu, galite ir mandriau, žinoma. Tai yra truputėlį susidėti kojytes. Taip, tuomet galite į lotosą sėsti. Aš negaliu lotoso padaryti, bet galite ir pusiau lotose būti. Tai priklauso jau, kaip jums patogu. Aš pati mėgstu medituoti laisvoje pozoje. Svarbiausia yra tai, kad jūsų nugara yra tiesi, o kojos yra tiesiog stabilizatorius.
Tačiau žinoma, kai pereinam jau į energetinės meditacijas ir kundalinį, tai prašo dažnai sėdėti ne ant kėdės, tačiau šioje pozoje ir išsitiesti, liktais iš jūsų galvos eitų antena. Ir tuomet mes jau dirbame su energetinėmis praktikomis. Tai kundalinį kryjų yra daugybė skirtingų, kurios yra ir su judesiu, ir šioje pozoje, tačiau kai jau atliekame kryjas ir pereiname į meditacijas, tuomet sėdime energetinėse meditacijose, ypač dirbant su čakromis, taip. Tačiau dabar galite sėdėti taip, kaip jums patogu. Na ir kiek tai užtruks? Nuo 5 iki 10 minučių. Rekomenduoju pradėti nuo 5. Nespauskit savęs, leiskit savo laisvai, priimti šią kelionę, nėra kur skubėti. 5 minutės pasėdėsite su savimi ir bus nuostabu. Galbūt po mėnesio pradėsite judėti į priekį ir jūsų laikas didės, kiek praleidžiate laiko praktikoje. Taigi pirmas žingsnis yra akių užmerkimas. Ir tai yra svarbus žingsnis. Todėl, kad pirmą mes turime sugrąžinti dėmesį į save prieš pradedant meditaciją. Ir tai yra viena iš Raja jogos 8-limb system, aštangos dalių. Tai yra prieš pačią meditaciją mes turime sugrąžinti dėmesį į save ir tuomet mes galime pereiti į meditaciją. Taigi, kaip sugrąžinti dėmesį į save? Pirma, atsipalaiduokite ramiai. Tuomet galite atpalaidavus savo kūną apsidairyti aplink, ramiai, laisvai ir užmerkti akis. Ne taip, kad taip tiesiog, bet labai ramiai. Užmerkiam akis ir tuomet pradedame giliai kvėpuoti. Kvėpuojame giliai. Jaučiame savo kvėpavimą, orą, kuris įeina ir išeina iš mūsų plaučių. Na ir tuomet, pasiekus gilesnę atsipalaidavimo būseną, mes galime pradėti skaičiuoti savo kvėpavimus. Na ir yra daugybė skirtingų metodų. Dažnai skaičiuojam 7 mes jogos mokymuose, tačiau yra ir 4. Vėlgi, kaip koksai guru ar mentorius jau yra pritaikęs, taip jums ir duos. Tačiau dabar pradžiai tiesiog nieko sudėtingo, o kvėpuojam iki 4, tai yra 1, 2, 3, 4 įkvepiam, 2, 3, 4 iškvepiam. Ir lėtai, savo žinoma greičiu, tačiau ne taip, kad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Norėčiau jums parodyti, kaip tai galėtų atrodyti. Taigi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ir mintise skaičiuojame iki 4 ir žemyn. Minutėlę laiko, tuomet turite kelis kelius, kuriuos galite rinktis einant toliau į meditaciją. Likti prie skaičiavimo ir galite vizualizuoti savo mintise 1, 2, 3, 4. Kai kuriems žmonėms tai yra labai naudinga. Kiti žmonės gali nustoti skaičiuoti savo mintise ir įsivaizduoti objektą. Žvakę, rožę, nesvarbu ką. Tai yra įsivaizduoti kažkokį objektą ir į jį sukaupti dėmesį. Treti žmonės ieško taško savo kūne. Jogoje dažnai mes renkamės dvasinę širdį. Tai yra mūsų energetinė širdis, kuri yra truputėlį į dešinę mūsų kūne. Na, o budistai dažnai koncentruojasi į kūno centrą, tai yra į Manipūros čakrą, maždaug saulės rezginį.
Taigi jau galite rinktis, kuriuo keliu norite eiti, tačiau koncentruojamės į tam tikrą tašką ir jį kvėpuojam. Tai yra, aš jaučiu energiją tame taške ir jį kvėpuoju. Pati esmė visų šitų technikų yra ta, kad sukaupti dėmesį į save. Todėl, kad nuraminti mintis tiesiog užmerkiu greitai akis ir viskas, aš negalvoju. Taip neveikia. Mes turime įeiti į meditaciją žingsnis po žingsnio. Taigi būtent tai mes čia ir darome. Na ir įėję į meditaciją mes tuomet galime paleisti visus objektus, visą kvėpavimo skaičiavimą ir tiesiog pasinerti į tą tuštumą. Taip? Tačiau tai yra būdai, kaip iki ten daeiti. Taip pat yra žmonių, kuriems labai yra svarbu garsas, kurių protas labai gerai atsako į mantras. Taigi šiandien galime paimti universalią mantrą Om, kurią galite kartoti savo mintyse arba netgi garsiai. Kaip tai atrodo? Tai skaičiavimą atlikus, pasiekus atsipalaidavimo gilesnę būseną, aš pradedu kartoti. Palaukiu, kol garsas pasiekia tylą, tuomet giliai įkvėpiu. Šis būdas taip pat yra labai naudingas tiems žmonėms, kuriems patogiau yra koncentruotis į garsą. Na ir kiek laiko trunka koncentracija? Galite tai tęsti kelias minutėlės, kai jau pajausite, kad jūsų protas yra nurimęs ir atsipalaidavęs. Tuomet galite pereiti į gilę atsipalaidavimo būseną, tai reiškia būti niekuo ir niekame. Ir kai kurie žmonės pereina į pilną kūno paleidimą, kiti tiesiog tokio aukštesnę sąmoningumo būseną, kurioje labai dažnai vyksta instaliavimas naujų tiesų iš visatos. Taigi kartais tie pojūčiai ateina netgi po kelių valandų jaučiama, ką jūs atlikote per meditaciją, kartais iš karto. Šis būdas yra nuostabus gilesniam sąmoningumui. Todėl, kad su vedliu taip yra įmanoma ir tikrai nuostabu dirbti ir įmanoma pasiekti tą samatį, tačiau pagrinde žmonės medituoja patys, todėl kad vedlys labai dažnai mus gali išjudinti iš tos būsenos su savo balsu ir mes negalime patys kontroliuoti meditacijos, o čia aš įeinu į savo tą konteinerį ir būnu ten kiek noriu. Ir galiu jausti, galiu analizuoti, galiu būti ir galiu instaliuoti. Na ir ar galima klausyti muziką? Taip, žinoma, galima klausyti rames smegenų bangas, solfego dažnius galite klausyti, taip pat gamtos garsus, tačiau labai rekomenduoju pabandyti medituoti be jokių muzikų. Tyloje arba tiesiog gamtoje kažkur ir girdite garsus. Žinau, kad jie dažnai nervuoja, tačiau po kurio laiko pasibaigs tai ir galėsite pajausti tą gilesnę atsipalaidavimo būseną. Na tai tiek šiam kartui apie meditaciją. Tikiuosi, kad jums patiko šis įrašas ir sužinojote daug naujų dalykų. Jeigu kyla klausimų, visada galite kreiptis į mane, Instagram, Facebook paskyruose. Na ir taip pat pasidalinkite komentaruose, jeigu pabandėte šias technikas ir kaip jums sekėsi. Susitiksime kitoje paskaitoje. Iki.